Sveiki, brangūs amžinybės balsas radijo klausytojai. Norime Jums pasiūlyti pasiklausyti pokalbį su Gintaru Narajanu Mangirdu. Šiame pokalbėje mes kalbėjomės apie Gintaro Lietuvoje kuriamą ašramą Žinyčią, apie keliavimą po Indiją Šventklajūną, apie mūsų probočių šventyklas ir kitomis temomis. Na va, tai mes čia dabar sėdim su Gintaru Narajanu jo sodyboje, netoli Vilniaus. Sveiki visi, sveikas Ričardai, labai malonu būti tavo radijo laidoj. Taip, sėdim čia, graži vieta, paukščiukai čiulba. Na, aš ją vadinu ašramu šitą vietą, kaip dvasinė vieta. O va tą kupolą, kuriam mes sėdim. Mes čia dabar kupolę sėdim, kupolo šito namelio kupolo viduje. Atsidarę langą, paukšteliai čiulba, šilta. Gražu, nuostabus oras. Ir su Gintaras Narajanas sutiko, kaip tai tave kreiptis, Gintaru Narajanu? Pase Gintaras, Sanjasa Indijoje esu tikrai Narajanas, įvairiai. Ir dar turiu lietuvišką šventą vardą Mangirdas. Tai kadangi taip jau išėjo mano gyvenime, kad tos dvi tradicijos, dvi kryptis, dvi tėkmės jos apsijungia, tai lietuviškoji ir indiškoji. Ir jos gražiai gyvena, nesipyksta, tai šitam ašrame irgi tai bus. Tai reiškia, tau parodžiau lietuvišką šventyklą, kuri stos akmenų ratas. Čia taip savo mintise Žinyčią pavadinau šitą kupolą, o visą teritoriją tai ašramą vadinu. Bet galima sakyti ir sodyba, aišku. Skirtumas, aišku, esminis iš vienos pusės, iš kitos pusės, išoriškai beveik nieko nesiskiria. Ašramas, tai nuo žodžio ašramus. Ašramus. Aišku, čia tas ašramus toks truputėlį ta vadinama liaudės etimologija į lietuvišką pervest. Truputėlį gal sanskritų kitos reikšmės. Bet iš kitos pusės ramus, tikrai per tūkstantmečius turbūt yra ta pati šaknis. Tai tai noriu pakalbinti Gintarą Mangirdą, ko tavyje daugiausia tavo viduje, tavo širdyje, tavo mintise, kokios ar idėjos, ketinimai, kokie ar vizijos. Žinai, auga viduje tokia labai graži tuštuma. Ta tuštuma nėra kaip kažkokia taip nepatogi, jinai nėra kaip vienuma, bet kažkaip viskas tolsta. Pasaulis tolsta, aš kaip stebėtojas jį stebiu ir ta tuštuma, jinai užpildo viską ir jau kas iš tos tuštumos išnyra, tas ir išnyra, bet labai patogu joje gyventi ir gera. Ir kai tu sakai vizijos, aš kažkaip, taip, aš turėjau šitą viziją, šitą matymą gal jau 20 metų ir uždėlsiau pakankamai, kad jisai atsirastų. Tai dabar aš tiesiog laukiu, kol viskas išnirs. Tu turi omeny šitą vietą. Šita vieta yra kaip geografiškai, kaip kur čia? Čia Širvintų rajonas, Musės upė, šlaitas gražus. Jo, ir tai, kas išnyra, tas ir išnyra tą akimirką, arba nebūtinai akimirką, bet aš tiesiog net nežinau, kas čia ateityje bus. Ir per daugelį... O kodėl tau kilo toks ketinimas, ne šiaip sodyba, bet toks kaip, tu vadini ašramu čia, ar kitų vardų? Ašramu. Ar Žinyčia? Žinyčia va šitas namas. Žinyčia yra šitas namas. Jo, o ašramas yra visa teritorija, visa erdvė. Dar nenusistovėję, bet, sakykim, taip savo mintise aš tą turiu.
Kol kas daug nereklamavau šitos vietos ir niekam, kas reikia, tas žino, bet, sakykime, pakankamai dar nedaug žmonių. Ir tas, kas išnyra dabar, tas ir išnyra. Ir aš tiesą pasakius ir nežinau, kas čia bus. O vat jeigu tu pasakei, mes čia įvardijom ašramą, žinyčią, tai tie, kurie domisi indiškų dvasingumu, tai daugelis net žino, kas yra ašramas. Buvę Indijoje, viską. Bet vat, pavyzdžiui, tie, kurie nesidomi senuoju lietuvių tikėjimu, tai gali nežinot, kas yra žinyčia. O tie, kurie nesidomi indiškų dvasingumu, jie kartais gali būti nusistatę prieš indišką dvasingumą. Jie gali jį vadinti, kad čia yra nesavas, ne mūsų, kažkokia svetimybė. O kaip tau pavyksta apjungti tai? Apsijungia širdį, apsijungia žmogui ir visiškai nesipyksta. Todėl, kad žmogus gamtoj, kaip tu žinai, yra tokia dvilypė būtybė ir kartais noris viską supaprastinti ir supaprastinus prieš pastatyti vienas kitą, kaip kairį pusrutulį, dešiniam pusrutulį prieš pastatyti ir sakyti, kad čia vat lietuviškas, o čia nelietuviškas. Krikščionybė irgi nelietuviška, bet mes nesam religiniai žmonės, ta prasme, labiau tokį visapimantį dvasingumą išreiškiam savimi, sanatana dharma, tie, kas žino, ką tai reiškia. Nesipykstam, o iš tikrųjų, kaip matai, aplink to pykčio pakankamai daug ir tokio priešpastatymo bandymo paneigti kažką. Tai va šita vieta bus tokia, kuri apjungia. Ir įdomi istorija, kaip aš atėjau ir į tą lietuvišką senąjį tikėjimą ir kažkaip širdim jį pajutau. Papasakok. Tai išėjo per Indiją ir būtent per Indijos mokytojus, per senąją tūkstantmetę Indijos dvasinę tradiciją. Jie ten uždega homą, šventą ugnį ir ta šventoji ugnis, taip mano širdį atlėpė ir ne vienoj dalyvavau ir po to vienas iš mano mokytojų Šankarananda ir čia atvažiuodamas į Lietuvą ir ten Indijoje, jis prisimenu vis manęs prašydavo padėti, tame jausdamas mano tą tokį veržimąsi į tą ugnį. Tai mes, jis kartodavo mantras, o aš, pildavau šventą aliejų į ugnį. Ir va tai po truputį. Čia pačioje Indijoje tai buvo. Ir Indijoje, į Lietuvą atvažiuodavo vienu metu, dabar jau nebeatvažiuoja. Ir va taip kažkaip nejučiom mane privedė prie lietuviškosios šventosios ugnies. Aš supratau, kad mes turim lygiai tą patį, kad mūsų šaknis yra tos pačios, kad mes esam tie patys arijai. Aišku, perėję per įvairiausių šimtmečių ir tūkstantmečių išbandymų. Tas pats arijas, tai mūsų kalboje gali irgi būti suvoktas kaip arėjas ar ne, kaip žemdirbys. Ir va taip aš po truputį įėjau į tą mūsų lietuvišką į pasaulį, lietuvišką senąjį tikėjimą, kuris dar ir vardo, taip kaip reikiant, neturi. Galbūt jam ir nereikia to vardo. Aš tą dvasinį mokymą vadinu vidiją, tai arba vydą. Indijoje irgi tas pats tai yra vidija. Ir manyje jie apsijungia. Ir kadangi tas pasaulis, kuris žmogaus širdį, jisai yra vienovėje. Jeigu tu esi vienovėje pats, bent šiek tiek, aš suprantu, kad visko gyvenime atsitinka. Tam tikrom akimirkom ir mes iš tos vienovės vis išeinam. Bet yra galimybė ją sugrįžti. Ir dvi tokios upės, kurios suteka čia, ir lietuviškoji ir indiškoji, jos čia ir bus, kol aš būsiu fiziniam kūne, o po to matysim. Aš tave dažniausiai tai pamatydavau plačiajame internete, tai iš tavo keliavimų po Indiją. Iš ten tave pamačiau. Ir vieną kartą taip kažkaip pagalvojau, kad gal reiktų susitikti ir pasikalbėti. Ir gal mūsų radijo klausytojui irgi būtų įdomu susipažinti su žmogum, su jo pasaulėjauta. Keliaujam mes po Indiją iš tikrųjų ir tai vienas tokių esminių gyvenimo įvykių atsitikusių mano gyvenime. Ir pradėjau keliauti su žmonėm 2010 metais, čia jau su žmonėm, sakykime, šiek tiek ir vesdamas juos. Ir man tai kaip stebuklas, kad šitas reikalas jisai vis trunka ir trunka ir trunka.
ir niekaip neužsibaigia. Tai aš dabar galvoju, kiek jėgų bus, tiek mes ir važiuosim. Atsirado pavadinimas lietuviškas – Šventklajūna. Dar yra indiškas pavadinimas Jatra. Tai Jatra. Jatra. Na, Jatra tai yra tai, ką vakaruose supranta kaip piligriminė kelionė. Tai reiškia, mes važiuojam ne kaip turistai, o važiuojam pažinti indišką dvasingumą, važiuojam lankyti šventyklų, galios vietų, ašramų, gompų. Nu, va čia yra skirtumas, nes vieni, pavyzdžiui, pasaulyje keliauja kaip turistai, o kiti kitaip keliauja, kaip piligrimai. Kaip tu pastebėjai, tarp ašramo ir sodybos yra labai nedidelis išorinis skirtumas. Taip ir tarp turizmo ir piligrimystės yra išoriškai nedidelis skirtumas. Bet mes suprantam, kiek skiriasi kokybė. Aš nesakau, kad viena gera, kita bloga. Skiriasi viduje kokybė. Jos skiriasi visiškai savo kokybę. Čia kaimynų šuniukas atėjo. Kaimynų šuniukas nori obuolio? Laputė vardu. Labai geras arginis šuo, tik tais labai per geras, sako kaimynė. Aš nežinau, ar jinai vegetarė yra. Pabandom. Labai gražu, kad toj vat erdvėj net laputė pradėjo obuolį valgyti. Tavo paskatinta. Ak, šalnuolė. Aš atsimenu, kaip eidavom Badžinas giedot labai senai, prieš kokį 20 metų žvėrynę, ir vieną kartą ėjom gimtadienio šviesai babos. Ir staiga šuva iš paskos. Ir tu įsivaizduoji į tuos filosofijos, tam toks pastatas prie pedagoginio filosofijos institutas, tai ėjo kartu į antrą aukštą, atsisėdo šalia, žodžiu, ten tos kėdės uždengtos, ir per visas Badžinas išbuvo. Per visas Badžinas ta šuva išbuvo, nežinoma šuva, va tokio dydžio. Ir kai pradėjom giedoti aratį, jisai atsistojo ir pabėgo, žinai, aratį. Jisai baba visada po aratį išeina. Bet, žinai, labai įdomu, kad Indijoje tokių šunų ne vieną esu matęs. Ir jie tikrai vat ateina, žinai, pabūna, taip gražiai pasėdi, pamedituoja, gauna prasadą ir gražiai išeina. Dabar žinosiu, kad reikia kartais bananą atvežti ją pamaitinti. Kūrybinė pertraukėlė. Nekreip dėmesio, jinai išeis. Mes čia, kur čia mes baigiam dabar? Mes baigiam su Šventklajūna, kad atsirado savoka tokia lietuviška Šventklajūna ir indiška Jatra, kas reiškia piligriminė kelionė. Labiau gal čia įprasta, bet mes nevartojam tos piligriminės kelionės. Bet pati esmė tikrai susikuria tokia labai graži dvasinė kokybė, už tai žmonės ir grįžta. Žinau, kad tu domiesi ir lietuviškais žodžiais ir tik aš neprižadu, kad aš kalbėsiu taisyklingai, nes tai visi mes tokie. Nes jau, kai įpranti kalbėti, mačiau, tu netgi žodinėlį esi sukūręs tokį, net aš jį parsisiunčiau ir matau, kad yra žodžiai, kur juos derėtų vartoti, kalbėti jais, bet yra toks jau įprotis, kad tu tiesiog juos pamiršti. Prisimenu, vieną tokį turėjau susitikimą su tokiais dviems įdomiais žmonėmis ir vienas iš jų lituanistas, vertėjas, indišką dvasingumų domisi ir lietuviškais, reiškia, terminais, nes jisai verčia. Ir jisai papasako vieną tokią trumpą istoriją ir mane labai jinai pralinksmino. Jisai sako, vieną kartą kažkur tai kalbėjausi su žmogum ir kažkaip tarmiškai kalbėjausi ir aš sako, norėjau pasakyti ačiū, bet aš galvoju, kaip čia taisyklingai pasakyti tą žodį ačiū. Ir sako, aš taip ir nepasakiau tą žodžio ačiū. Nes įsijungia protas, žodžiu, ta emocija sustojo ir va tas yra, kai jau atprantino kažkokį ir turi galvoti ir tada dingsta toks spontaniškumas. Tai čia tokie dalykai greitai nesidaro, čia turi būti laiko. Greitai nesidaro, bet jie labai paprastai išugdomi, jeigu taip jau atvirai pasakius, nes yra keletas tokių šiukšlinių žodelių, jų gal yra 10-20 ir jeigu tiesiog mes išmesim juos iš savo kalbos ir po truputį gudinsimės pateikti lietuviškus žodžius, tai viskas savaime, tas savaimingumas arba spontaniškumas, kaip tu sakai, jis vėl atsistatys labai greitai. Čia lietuvių kalbos klausimas labai tokia įdomi, ilga tikrai tema. Kam įdomu klausytojai, tai galit paskaityti pas mane Yogi LT, ten yra ir straipsnių nemažai, ir kodėl reikalinga. Aš buvau užėjęs, pasižiūrėjau.
kodėl ta kalba reikalinga, kodėl blogai, kai mes užteršiam ją svetimkūniais visokiais, pavyzdžiui, tipiškas toks, tipiškas irgi nelietuviškas žodis, bet tiek jau to. Tai mes čia ne. Situacija, pavyzdžiui, toks žodis. Yra daug, ir jisai išstumia labai daug lietuviškų gražių žodžių. Pavyzdžiui, padėtis, aplinkybės. Ir mes galim išplėsti savo žodyną. Tada tas lietuviškas žodynas, jis visiškai kitaip kalba. Tie visi tarptautiniai žodeliai skirti tam, kad prisidengti. Kažkaip jie labai nekonkretus yra. Kartais yra taip patogu. Susidarė tokia situacija, sakai, o susidarė kas? Klausimas, aplinkybės. Daug lietuviškų žodžių atsiranda. Ir jie kala tiesiai į tikslą. Tu negali jais prisidengti. Atveria esmės. Ir dvasiniam žmogui yra labai gerai per kalbą, o kadangi mes vis tiek atliekam žinojimo jogą, džňana jogą tame tarpe, tai labai gerai įvaldyti šitą įrankį ir neprisidenginėti šitais visais šiukšliniais žodeliais. Savaimingumas arba spontaniškumas jis po to tikrai atsiranda. Ir žinai, aš tą ilgą kelią irgi nuėjau kaip žmogus rašantis. Man labai patinka rašyti, gal net daugiau negu kalbėti. Ir po to man ir dabar iki šiol aš paimu savo seną rašinį, man reikia jį išversti lietuvių kalbą. Nes aš lygiai toks pat universitetą baigęs, lygiai taip pat aš tą žodyną tokį turėjau, tokį tarptautinį. Ir dabar man taip rėžia ausį visi tos situacijos visos. O kokią sritį baigei? Istorija. Baigiau istorijos fakultetą jau senais laikais ir, žinai, plataus pobūdžio humanitaras, istorijos dėstytojas. Ir lygiai taip pat buvo užterštas visai šis. Aš sakyčiau, užterštas vienareikšmiškai dabar suprantu. Ir nereikia labai nedaug pastangų tą kalbą išvalyti. 20-30 žodžių ir jau 90 nuošimčių kalba bus švari. Aišku, mes neišvengsim visiškai ir nereikia nueiti iki to, kad ten bijoti kiekvieno ištarto žodžio, kad tu kažką netaip pasakysi. Visada bus kažkoks kompiuteris, ten visada ateina kažkokie nauji žodžiai, naujos sąvokos, tas dirbtinis intelektas, ar ten dabar dirbtiniu protu galima vadinti, bet jau taip jau prilipo, kad intelektas. Daug tų visokių žodelių yra, bet jeigu apsivalyti, tai suvokimui džňanai tie, kas supranta, tikrai padės. Aš sakau tai labai aiškiai ir vienareikšmiškai. Tai dabar grįžtant, jeigu mums dar prie tos Švenklajūnos, tave nukreipiau į šitą temą. Į lietuvių kalbos. Klausimą. Beje, irgi svarbu, tas toks apsivalymas, kadangi tu žinai, ant kiek svarbus yra ypač kelio pradžioj tam tikras išsivalymas. Ir mes labai daug dėmesio kreipiam, kad reikia maistą prisižiūrėti, reikia praustis ar ne, po dušų kartais palysti. Tai čia lygiai toks pat yra kalbos dušas, kalbos valymų. Ypač tiems, kam lietuvių kalba gimtoji kalba. Ir ne tik lietuvių turbūt. Čia bet kuri kalba. Ir ją apvalyti, tai vienas iš tokių įrankių, kurie paskui tau labai stipriai padės. Nesakau, kad bus stebuklas kažkoks ir tu. Kad vien tik tai, bet kartu su viskom, su gyvenimo būdu, su maistu, su tavo pratybom, su meditacijom. Viskas po truputį į vieną kraitelę sukrenta. Tai kad užbaigti Švenklajūnos temą, Švenklajūna tęsiasi, ta Švenklajūna. Tu nuolatos ten. Jo, tai dabar taip kažkoks toks ritmas, nes atsirado 2 kartus per metus važiuojam. Švenklajūna tai yra kelionės po Indiją. Po Indiją. Ne vien po Indiją, mes keliavom ir visur kitur, bet aš tau pasakysiu, kad didžiausias pasitenkinimas po Indijos. Todėl, kad kiek bandžiau važiuoti kitas šalis, jos nepriima taip mūsų. Ir pastangos kažkokios reikia. Ir nesenai, pavyzdžiui, Balyje buvau, nuostabi šalis Balis, tas sala. Išoriškai labai gražu. Išoriškai jo, ir yra ten daug puikių dalykų, bet jinai labai turistinė. Ir jau labai sunku tą grupės mūsų tos draugijos sąmonę išlaikyti grinai tame, nes labai stipriai traukia tave į tos tokius turistinius reikalus. Jūsų grupėje vis nauji žmonės, ar vis taip? Įvairiai. Ateina ir nauji, bet grįžta seni.
Ir ta senoji gvardija iš esmės ir palaiko visą Švenklajūną, todėl kad žmonės grįžta. Ir kai vieną kartą paragauji viso šito, kažkaip noris Aš valgyti truputį, ir žinai, valgyti. truputį pavydžiu gražiai, nes aš kai nuvažiuodavau į Saibabos ašramą, tai aš paskiau už ašramo ribų nesinori kelt koją, supranti. O kai grįžtu į Lietuvą, aš vis pagalvoju, pasvajodavau, kaip gerai būtų po Himalajus, kur nors pakeliaut tokias vietas. Bet kai nuvažiuoji ten į ašramą ir aš vėl niekur nesinori kelt kojos, tai aš taip ir toks ir likau kaip Tai gal to ir užtenka. nematęs. Ir negaliu, va, taip susiklosto man, nors labai norėčiau. Bet žinai, čia yra visai kitokia kokybė, ją reikia patirti, labai įdomi. Pavyzdžiui, jeigu tu keliautum vienas, vėl būtų viena kokybė, irgi labai gera, reiškia, tau net nėra su kuo pasikalbėti, o ne eini vienas, kažkur galbūt į kalnus išeini ir eini. O grupė neišblaško tavęs? Ne, mes visi labai panašus, visi vienodi, visi turim vis tiek dvasinius tikslus, mes visi susitelkę. Ir ne vien tik susitelkę, bet ir juokaujam, ir dainuojam, ir rankom plojam, ir medituojam, ir tylim, ir netylim, įvairiai. Ir mes tampam bendruomenė, mes tampam šeima. Ir šiuolaikiniam žmogui, pats žinai, šiek tiek toks susvetimėjimas yra, visi po vieną kartais. Ir tas pasibuvimas kartu, jis kaip balzamas širdžiai yra. Ir net, pavyzdžiui, atvažiuoja kažkoks ateina naujas žmogus ir sako, kaip aš ateisiu, ašgi ten nieko nepažįstu. Tai aš jam sakau, po 3 savaičių tu ne tik juos pažinsi, bet jie bus kažkas truputį daugiau negu kad pažįsti, nes mes visi kartu, įsivaizduok, kaip šeimoj, praleidžiam beveik visą laiką. Mes visi važiuojam autobusu. Ir jeigu anksčiau dar būdavo... Jūs važiuojate autobusiuku? Autobusiuku būtinai. Išsinuomoja, taip? Taip. Ir tam autobusiukė jūs vieni būnate, ne? Taip. Ai, tai jūs atskrendat, pavyzdžiui, į kažkokią tai miestą? Atskrendam į miestą, kartais skrendam, kartais iš Delio važiuojam, kartais įvairiai būna, kartais... Ir keliaujat su to autobusiuku. Autobusiuku Tai čia keliaujam. Smagu, jūsų bendra tokia... Visiškai gera tokia neblaško erdvė. kiti su savo kokiais tai keistenybėm. Žinai, jeigu anksčiau mes dar kartais imdavom tokias kitokias automobilius, kurie gal patogesni, jie šiek tiek... Džipukai kokie? Tokie visokie džipukai ir reikėdavo kelių automobilių. Tada žmonės išsiskirsto po komandas ir reiškia jau, o tas važiavimas užima labai daug laiko ir jie nebebendrauja tarpusavį. Čia toks minusas. Sakyčiau, kad pliusų yra tame, kad gal patogiau sėdėti. Komforto daugiau? Ne visiems, bet tie, kurie prieki. Bet šiaip išsiskirsto ir po to, kai kartais pabandydavau, sakau, jūs susikeiskit, jie jau nebenori, jie susidraugauja, žinai, yra atskiros komandos kažkokios, atskiros. Tai dabar, kai mes sėdėm visi kartu, taigi viskas vyksta visą laiką mes kartu ir kažkokie atsangai, kažkokios tai mantros, kažkokios maldos, kažkokie juokeliai, pokalbiai tiesiog, galima pereiti, pasikeisti vietą vieną su kitu. Ir suartėja žmonės, po to draugauja ir net praeina labai daug laiko ir visi vienas kitą prisimena ir tie ryšiai išlieka ilgus metus, nors atrodo žmogus ir nevažiavęs labai senai ir galbūt tik vieną kartą buvęs, vis tiek išlieka ryšiai. Tai yra tokia labai ypatinga kokybė. Aš visai nesakau, kad nėra kitokių kokybių. Ašrame sėdėti irgi labai gera kokybė. Ir to pilnai užtenka. Bet kad jūs žinotumėt, kad yra ir tokia kokybė. Ne tik vienam arba su 2-3 draugais važiuoti kažkur, bet tokioj draugijoje, kaip mūsų yra ten 10-15 žmonių. Paskutiniu metu, kadangi autobusas yra apribotas, tai kažkur tai 12-13 taip. Maždaug telpa žmonių. Tiek ir susirenka. Čia toks nedidelis autobusiukas, ne? Nedidukas toks. Minimaliausias toks autobusiukas. Mikro autobusiukas. Toks mikro, bet pakankamai patogus, patogios sėdynės. Tai taip mes ir keliaujam. 2 kartus per metus. 2 kartus per metus, tai čia daug? Pakankamai daug, jau daugiau nebegalėčiau turbūt ir padaryti, nes kad ir man netaptų tai darbu, žinai, tokiu, kad atvažiuoji į darbą. O čia atvažiuoji kaip į šventę. Su draugais, su žmonėm pamedituoti ryte vakare. Tai buvot toj oloj, kur
vienoj oloj sėdėjo Ganeša, o kitoj oloj sėdėjo ar ne Vyasa, ir jisai jam diktavo. Ir Ganešas, reiškia, telepatiškai diktavo ir jisai rašė šventraščius. Jeigu kalbėjo apie Badrinatą, Vjasos olą, tai taip, ten buvom. Viena iš tokių tikrai jėgos vietų. Taip, tai ten tas ir buvo, ten Ganešos ola yra ir Vjasos ola. Būtent Badrinate. Ir man ten labai, patiko toks užrašas virš tos olos. Aš nežinau, kiek jisai atitinka tikrovę, bet ten buvo parašyta, kad čia meditavo Vyasa, išminčius Vyasa, 2000 ten atrodo 13 ar 14 metais, sukako 5000, kažkiek tai labai tiksliai metus parašė. 5000 ten su truputėlį su uodegėle. Nežinau, tikėti ar netikėti, bet iš tikrųjų, pažįstant Indiją, manau, kad jie turi tą istorinę atmintį tokią tikslę. Įsivaizduok, ant kiek. 5000 su viršum metų ir jie tos metus visus skaičiuoja. Kokia sena kultūra ir jie išlaikė tą testinumą, už tai mes ten ir važiuojam. Ar yra Indijoje pas tave kokia nors vieta, kur tau jinai ypatingiausia? Ne, vienos, žinok, ne. Vienos nėra? Nėra. Yra tokia eilė prisiminimų, bet galbūt tai labiau susiję vis tik su kalnais, su Himalajais. Kaip aš juos pirmą kartą pamačiau aukštuosius Himalajus. Labai paveikė ir labai tas vaizdas iki šiol yra išlikęs. Ir aš prisimenu, kai atvažiavau į Indiją, atvažiavome į Rišikešą, ten irgi yra Himalajai, ten aukštis maždaug 800 metrų, Rišikešo prieangis, o po to važiavom tolyn. Bet mes tą pirmą kartą nedavažiavom iki aukštųjų Himalajų ir aš, galima sakyti, tų kalnų ir nemačiau tokių, kaip jie atsiskleidžia visą savo didybę. Ir pirmą kartą jie man atsiskleidė Kulų slėnyje, ten, kur Rerichai gyveno, Agni Joga rašė savo knygas. Ir ten aš pamačiau, kai oras nusigėdrė aukštuosius Himalajus pirmą kartą. Ir tai buvo tas toks didžiulis dvasinis įspūdis, ne tiek tos kalnus pamačius, kiek atsirado ta energija, agna, kuri atliepė taip širdį, kad po to ta švenklajūna prasidėjo. Ir aš tikrai norėjau parodyti ir kitiems visą tą, kad ir jie pajaustų tai, ką pajaučiau aš. Ir tada prisimenu, aš suklupau ant kelių ir apsiverkiau, tą tiesiog pamatęs. Tai toks kažkoks buvo labai didelis dvasinis įspūdis. Ir dabar suprantu, kad ne vien nuo kalnų, kad tai yra tiesiog gražus vaizdas, nes gražių vaizdų yra daug šitam pasaulyje, o tie kalnai, kažką savy neša tokio, ką labai net sunku apibrėžti. Tai Himalajai, sakyčiau, yra ta vieta, o tų vietų ten, aišku, nepaprastai daug. Važiuojam ir dar norim. Ir tikrai po 3 savaičių grįžtam nauja kokybė. Po to viskas priklausomai nuo gyvenimo būdo vėlgi šiek tiek apsivelka to kasdienybės kiauto. Už tai po to vėl noris žmonėms išvažiuoti ir vėl išsigryninti. Truputį nukrenta visos kaukės, visokie aš, visokiausi manymai apie save, apie pasaulį. Tu išlipi ten ir esi visiškai nuogas, visiškai plikas, visiškai laimingas. Tau visai nereikia galvoti apie tai, kas tu esi, kuom tu esi, kaip ir parodyti kitiems, kas tu esi. Toks kažkoks tikrumas. Ir apie tai labai sunku kalbėti, todėl kad reikia išgyventi. Jeigu tu to nepatyrei, tai perdavinėti žodžiais yra gana sudėtinga ir galbūt net ir netikslinga. Patirtis. Tiesą pasakius, pats žinai, knyga tik tai nurodo mums kelią, o tas knyginis žinojimas ir šiaip žinojimas labiau yra kliūtis nei kad pagalbininkas. Kuo daugiau žinai, tuo sunkiau kartais prisikasti iki esmės.
kadangi kalbi apie Indiją, apie kelionės po Indiją ir kalbant apie indišką dvasingumą, yra neatsiejamas toks dalykas kaip guru. Pastebėjau, kad yra nemažai žmonių, kurie turi tokį neigiamą požiūrį į šitą fenomeną guru. Galbūt iš kažkokių filmų, kur jiem ten komercija kvepia. Bet kai tu paminėjai, kad kliūtis dvasinėme kelyje, tai kaip tu manai, tikras guru, kuris ir tau parodo, nes yra nuomonė, kad be guru tu negali suvokti savo tikrojo aš, kad guru tarsi įžiebia tavyje kažkokią ugnį, tavo viduje ugnį įžiebia, kuri tarsi ir yra pas tave ta ugnis, bet jinai tokia žaryje būna ir jisai įpučia tą ugnį. Tai vieni sako, kad guru nereikalingi, kad jie ten tik pasipinigavimas. O kiti sako, kad guru tarsi kaip lipimas į kalnus ir tu be to, kuris turi patirties, jeigu turi patirties, tai tu lipsi į kalnus ir būsi saugus ir tu išliksi gyvas. O kai nėra tokio patyrusio, kuris gerai žino tos kalnus, tai tu gali nugarmėti. O su dvasiniu gyvenimu, kai tu nori pažinti savo tikrai aš arba priartėti prie savo dieviškumo, tai irgi ten kažkokie yra paslydimai ir taip toliau. Ir guru yra tas, kuris padeda tau. Kokios tavo mintis? Gerai, pabandykim panagrinėti šitą guru klausimą. Aš suprantu, kad vakaruose daugelis žiūri taip skeptiškai, kad guru yra tapęs jau ir prekinių ženklų tam tikro, ar ne, visokių įmonių, koks nors sveikatos guru ten arba kažkas tokio. Tai aš suprantu dalį žmonių, kurie taip su tokia lengva šypsenėlė žiūri. Bet jeigu dabar mes pažiūrėsim iš tokios bendrosios sąmonės, prisimenu, Teosofė Blavatskaja sakydavo, yra tik vienas guru, pasaulio siela. Ir jeigu įsivaizduot, kad tas guru labai didelis ir labai mažas yra pasaulio siela, tai kiekviename iš mūsų yra to guru atspindys, toks mažiukas, ir tu gali tapti tuo guru, kuris padės kitiems žmonėms. O dėl to, kad ar reikalingas guru ar nereikalingas, mano atsakymas irgi būtų nevienareikšmis, sakyčiau ir taip, ir ne. Taip, ypač kelio pradžioj, jeigu mes kalbam apie kažkokį mokytoją medžiaginiam kūne apčiuopiamam, kuris tau galėtų parodyti, vesti, tu galėtum su juo pasitart, jis tau parodys būdus, technikas, tu sėdėsi šalia jo. Labai svarbu sėdėti šalia tokio žmogaus ir tu tada viskas daug paprasčiau, daug lengviau. Na, paimkim tokį paprastą dalyką, tu nori išmokti, pavyzdžiui, staliaus amato arba šaltkalvį kokį nors tapti. Juk daug paprasčiau yra ateiti pas meistrą ir išmokti visko iš jo, negu kad pačiam daryti klaidas, ten klupt, sugadinti daug visokios medžiagos ar ne. Taip, jeigu tu esi labai gabus, tu tai padarysi, bet daug paprasčiau, kai tau mokytojas parodo. Ir čia reikėtų kalbėti ir apie mokinių kokybę. Sakykim, todėl, kad esmė yra ne tiek guru, kiek jo mokiniai. Ir Indijoje esu girdėjęs, yra kalbama apie 3 mokinių kokybės, tai lyginami su malkomis. Sausos malkos, tokios vidutiniškos malkos ir šlapios malkos. Tai jeigu tu esi mokinys sausa malka, tai tau iš guru galbūt tereikia tik tais vieno palaiminimo, vieno tokio judesio kažkokio. Ir tu jau po to keliauji, užsidega tavyje ta ugnis, tu kaip ir pats sakei, kad ta liepsnelė tokia žiežirbėlė yra, bet ją reikia gal įpūsti. Tai guru vaidmuo čia labai toksai ir didelis, ir mažas, todėl kad jisai ateina, kažką padaro, tam tikrą šaktipatą, taip vadinamą, nusileidimas šakti. Ir po to viskas dega, tu eini. O jeigu tu esi vis tik mokinys, bet malkos šlapios, jos įsidega sunkiau ir daugiau guru darbo yra tam paskirti. Ir gal ne per šį gyvenimą. Gal ir ne per šį. Niekada nežinai, galbūt jos išdžius greitai, saulė patekės ir tos malkos išdžius. Tai mes visada, tų sausų malkų mokinių yra labai nedaug. Pavyzdžiui, vienas iš jų buvo, keli, aš žinau, kurie po to tapo didžiais guru, sakykim, Svami Šivananda.
Jis atėjo į Rišikešą, į Himalajus ir ten irgi turėjo mokytoją, jis jį tiesiog palaimino, pašventino, tą šaktipatą nusileido ir po to jis tapo didžiuoju šventuoju mokytoju ir iki šiol jo knygas skaito tūkstančiai ir jogos centrai veikia ir taip toliau. Arba kitas Šri Aurobindo, pavyzdžiui, toks didis Indijos šventasis, tai irgi atėjo mokytojas, tik tais palaimino jį, tai ten truko gal 5 minutės visas veiksmas ir po to jisai jau keliavo savarankiškai ir tapo to žmogum, kuris iki šiol šviečia Indijos padangėje ir kaip kultūrinis, ir kaip jogos, toks fenomenas, ypatingas žmogus. Tai va čia reikia irgi suvokti, kad iš vienos pusės guru gyvena manyje, kiekvieno iš mūsų širdį, o iš kitos pusės ta atsidavusių žmonių pagalba, jinai tikrai yra naudinga. Ir jeigu tu sutinki žmogų ir pabūni šalia jo, su kuriuo tau gera ir tu jauti, kad jis veda tave, jis tikrai tau padės išvengti daugelio duobių, visokiausių povandeninių akmenų ir gal galia šiaip palaikys tave gyvenime. Aš esu girdėjęs šitą temą tokį pasakymą įdomų. Sako, kai mokinys yra pasiruošęs, guru atsiranda. O kai mokinys yra jau tikrai pasiruošęs, guru dingsta. Kažkas panašaus. Tai visa esmė yra galbūt ne tiek į guru susitelkti, kiek į mokinį. Kad vis tik tais mes visi esam mokiniai, kažkam ir mokytojai. Nors yra indiška patarlė, kad kiekvienas sutiktas žmogus man yra mokytojas, bet šiuo atveju mokytojai čia yra tokie dvejopi. Vieni yra karminiai mokytojai. Pavyzdžiui, per gyvenimo universitetus mes einam ir sutinkam žmogų, kuris sukuria kažkokias aplinkybės, mes iš jų pasimokom. Taip, jis yra pasiųstas, sakykime, dieviškosios apvaizdos mus kažko pamokyti, ar ne? Bet visai kita kokybė yra to tikrojo mokytojo, kuris pasišvenčia tam ir neša tiek bhakti, tiek džňaną. Kaip mes ją be pavadintume, Lietuvoje mes neturim tokių savokų, bet kuriuo atveju apsijungia. Nėra proto kelio be širdies kelio, o širdies kelias be proto galbūt ir įmanomas, bet vis tiek geriau būtų, kad tos dvi upės susitiktų vienaip ar kitaip. Ir čia kažkaip prisiminiau, buvo toks irgi šventasis Svamis Vivekananda. Jeigu žinai, praeitą kelionę mes buvom Pietų Indijoje, pačiam piečiausiam taške, Kanjakumari, ir ten yra tokia Vivekanando šventikla dabar, jis ten 3 paras meditavo pačiam piečiausiam Indijos taške. Ten, kur karšta, ne, Pietų Indijoje. Pačiam piečiausiam Indijos taške. Ten tokia uola yra, iki jos valtele reikia daplaukti. Ir jis ten 3 paras sėdėjo ir meditavo, ar jam važiuoti vakarus ar nevažiuoti, ar skleisti jogos žinią ar neskleisti. Ir vis tik jis gavo žinią, kad reikia važiuoti. Ar klausyti mokytojo savo, ar neklausyti, ne? Ja, ir jis paklausė to savo, šiaip jo mokytojas buvo Ramakrišna. Šri Ramakrišna Paramahamsa. Jo, tam fiziniam kūne, bet aišku, jis klausė tos pasaulio sielos, to mokytojo, kuris yra visur. Tai ir jį pasiuntė, iš esmės jis išklausė, pasiuntė į vakarus ir buvo pirmasis žmogus, šiuolaikiniam vakarų pasauly, kur tą jogos žinią paskleidė labai plačiai. Ir jisai kalbėjo visada apie 4 jogos kelius, jeigu žinai, reiškia. Tai toks, aišku, sąlygiškumas, bet 4 jogos keliai. Bhakti joga, atsidavimo, širdies kelias, tada džňana joga, žinyčia, kaip sakau, ėjimas per protą ir už proto, į tą erdvę, kuri plyti už proto. Tada jisai išskyrė dar kaip 2 jogos kelius, tai karma joga, tai yra neatlygintina tarnystė, darbas nesiekiant naudos vien tik savo. Ir meditavimas, radža joga, karališkasis kelias. 4 paskaitas apie jas paskaitė ir po to 4 knygutės buvo išleistos apie tas 4 jogas ir po to į vieną knygutę buvo apjungta ir dabar tokia yra didelė knyga. Ta Vivekanandos, ką tikrai patarčiau paskaityti, nušvitusio tokio galingo mokytojo. Ir paskui aš pats pradėjau kažkaip numedituoti visą tai
Ir man pasirodė, kad vis tik yra du keliai, kurie po to apsijungia į vieną. Tai širdies kelias ir proto kelias. O meditavimas ir tarnystė yra tik tais įrankiai, kurie padeda tau išskleisti tą žinojimą. Žinojimą už žodžių, žinojimą už minčių. Budistai tai vadina skaisčiąja tuštuma. Tam tikra labai lengva, švelni dvasinė kokybė, kai tau nebereikia ginčytis pačiam su savimi. Tai labai patogu gyventi tada pasidaro. Vidinis dialogas, vidinis pokalbis sustoja. Ne visada sustoja, bet gali sustoti. Ir nebėra prieštarų širdį, viduj. Ir tada tu nebeneši tų prieštarų į išorinį pasaulį. Nebandai su kažko ginčytis, kažką neigti, kažką teikti, prieš pastatyti kažkokius tai dalykus. O šitas geresnis už šitą. Šitas senesnis, šitas tikras, šitas netikras. Paleidai viską tekėti. Džiugu, gera, šilta, malonu. Tai yra jau irgi tam tikra išdava dvasinio kelio. O koks tavo požiūris į, pavyzdžiui, religiją? Turint omeny, kad irgi čia turbūt kaip į bet kokį reiškinį pasižiūrėtų, gali pamatyti labai daug tokių prieštarų, kai dabar netgi yra kažkas paskaičiavę, kad daugiausiai karų yra kilę dėl religinių nesutarimų. O Europoje didžiąją dalį sudarė krikščioniškos šalys labai kariavo. Ir kaip čia taip yra, kad pavyzdžiui dabar, kai kur vyksta karai, tai šventikai netgi laimina, šventina tuos pabūklus, iš kurių šaudo. Ir kaip čia toks gaunasi, kad iš vienos pusės religija, kuri kalba apie dvasingumą, bet išsilavinę žmonės, kurie kritiškai žiūri, jie labai mato tarsi susikompromitavimą pačių religijų. Koks tavo požiūris į tai? Aš vis tik teigiamai žiūriu visas religijas, kažkaip galvoju, kad šiuolaikiniam tokiam sekuliariam ir atitolusiam nuo dieviškumo pasaulyje yra gerai turėti bent kažką dieviško. Tai kad jos kovoja tarpusavį. Ir senais laikais kovojo, ir jų viduje yra visokių dogmų. Taip, turbūt yra ta tamsioji pusė kiekvienos religijos, už tai mes gal ir nesam jose, o esam laisvesni nuo dogmų ir galim kalbėti tai, ką mes jaučiam iš vidaus, o ne tai, ką pasako viršininkas. Kai tu dabar kalbėjai, aš prisiminiau tokį gerą filmą prancūzų, jisai vadinasi Nuit de Noël. Kažkaip Kalėdų naktis, atrodo, verčiasi. Apie Pirmą pasaulinį karą, kaip susitiko dvi kariuomenės, vokiečių ir prancūzų, ir pradėjo bendrauti tarpusavį. Pažaidė futbolą, pasišnekėjo apie šeimą, apie vaikus. Ir kai atėjo laikas jau kovoti, jau baigėsi tas Kalėdų laikas, jie pradėjo telefonu perspėti vienas kitą, kad štai dabar jūs apšaudys, saugokitės, mūsiškiai dabar šaudys. Tada šitie paskambina irgi, sako, saugokitės vyrai, dabar mūsiškiai jūs apšaudys. Ir karas baigėsi toj vietoje, jie nebegalėjo kariauti tarpusavį. Ten kaip tik buvo parodytas toks aršus kunigas, kuris laimino tam šventam karui. Ir tai buvo tikras atvejis iš tikrųjų Pirmo pasaulinio karo metu. Ir tada tos žmonės išmėtė po atskirus frontus, jie jau vienas prieš kitą nebegalėjo eiti. Tokia labai įdomi pamokoma istorija. O kad religija, jinai kartais tarnauja toms valstybėms, kurios turi savus interesus, toj realpolitik lauke. Taip yra, bet tiesiog nuo mūsų turbūt irgi priklauso, ką mes savo širdį nešim. Ir nemanau, kad kiekvieno atskiro žmogaus atveju tai yra bėda. Tai tiesiog tu pats irgi gali kažką nuspręsti. Kokiu būti, ką daryti. Ir čia labai svarbu turėti
savy tą stebėtojo tokią padėtį. Tu vis tik pernelyg giliai neįeiti į tą savo nuomonę, tu galvoji, kad tai tavo, bet tai gali būti ir primesta kažkokios propagandos, sakykime, ar religinės, ar valstybinės propagandos. Ir man labai kartais liūdna matyti žmonės, kurie prameditavo 20 metų ir paskui atsitinka kažkoks įvykis, tegul ir aštrus labai, karas prasideda ar kažkas tokio, ir jie tuoj pat užmiršę visą savo meditavimus puola kaltinti kažkokią vieną pusę, ten teisinti kitą ir įpuola į tą avidijos liūną. Jeigu vidija yra žinojimas, tai avidija yra tas toks pasaulinis aklumas, nežinojimas, atsidavimas vien tik savo mintims, norams, prisirišimams. Man žinai, žiūrint į dabartinę tokią, jeigu žiūrėti į visą pasaulinę geopolitinę situaciją, ir man atrodo, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau nusivilia politiką ir tom religiniam dogmom, kur nekvepia broliškumu. Žinai, tas religinis nuopolis savo dugną jau buvo pasiekęs jau 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj. O tai buvo dar susiję ir su didžiuliais tokiais socialiniais dalykais, kai žmonės tikrai prastai gyveno ir buvo prieštaravimai milžiniški, ko pasekoj ir atsirado tas toks išsilaisvinimo judėjimas ir pasauliniai karai, ir revoliucijos. Kraujo tiek buvo pralieta, tai jeigu dabar kalbėti apie religijos vaidmenį, tai vis tik viskas yra pakankamai aprimę ir galbūt bėda tame, kad ypač vakarų pasaulyje, kad žmonės jie prarado dieviškumo pojūtį nemaža dalim ir mes matom vakaruose uždarytas bažnyčias, paverstas ofisais, paverstas butais. Aš neįsivaizduoju, kaip galima bute gyventi bažnyčioje. Tiesiog išparduota. Nes nebėra žmonių, kurie ten ateina. Indijoje to neatsitikė? Indijoje ne. Aš dabar šitas pokalbis mūsų, tai vis tiek aš daugiau klausiu ir aš tarsi turiu pabūti tokiu klausiančiu. Aš suprantu, nes tu gal, kaip žinai, aš taip, jeigu ne šitas pokalbis, gal čia tiek neklausinėčiau. Aš suprantu. Nes būna, žinai, aš vieną kartą turėjau tokį pokalbį irgi radijui. Būna, kad tiesiog nugrimsti, jau pradedi jaust savastį, žinai, ir tada jau tingi, žinai. Tingi klausti, bet reikia palaikyti kažkaip visą reikalą. Bet dar turi motivacijos, tai žinai, dar jau kai nebeturėsi, tai jau nutylisim tada. Bet tada bus, irgi negerai. Žmonės klausys tylos. Tada nebus laidos radijo. Tai aš noriu pratęsti mintį. Buvau sutikęs tokią šventąją, nuostabią moterį, vakarietę. Jinai gyveno prie Gangos, ten už Haridvaro, tokį mažą ašramiuką savo turėjo. Ir paskui Ganga nuplovė jos tą ašramą ir jinai išvažiavo ten gyventi truputėlį žemiau. Ir mes su grupe, su mūsų draugija Švenklajūnė atvažiavom, paprašiau pamedituoti su ją, jinai taip pasimetė, sako, kažkaip aš nemedituoju su žmonėm, viena medituoju, bet gerai, su jumis. Ir mes pasėdėjom, po to uždaviau kažkokį panašų klausimą, kaip tu dabar užduodi. Ir jinai taip pamąsčius, padumojus, sako, todėl, kad šaknis gili, sako. Indijai niekas negrėsė, sako, šaknis labai gili. O jeigu gili šaknis, tu net nupjoviai iki pat šaknų augalą, jisai vis tiek ataugs, kaip tie medžiai, kuriuos mes žiūrim. Čia žiūrėjom ant kranto ir jie vis atauga ir atauga. Tu jos nupjauni, jis vėl atauga kitais metais. Taip ir Indijai tikrai niekas negrėsė ta prasme, nes ta šaknis yra nepaprastai giliai įsišaknijus. O dėl mūsų, tai nežinau. O tada tęsiant šitą mintį, tai Indijoje gili šaknis, kaip tu pasakėjai, tai ką aš pastebėjau žvelgiant į Indiją, Indijos kultūrą ir Indijos dvasingumą, kad jie ne tik tai, pavyzdžiui, garbina akmenį, garbina kalną, garbina stabą ir garbina žemę, žemės elementą. Bet pas juos yra taip pat labai toks gilus
toks, nu kaip čia pasakyti, nežinau, paprastai neišeina transcendentinis toks lygmuo. Anapusinis toks. Toks kažkas už to. Ir kas vat už to elemento, ugnies. Nes aš atsimenu, kažkada, kai skaičiau Vydūną, tai vienam savo veikale ten buvo vaidinimas, ten jis kūrė tokius vaidinimus. Scenarijus buvo toks, kad kalbasi, jeigu neklystų Žynys su Vaidilute ir klausia vienas kito, kodėl ta ugnis silpnai rusenanti yra. Ir tas Žynys sako dėl to, kad yra daug dėmesio kreipiama į tą fizinę ugnį, bet nekreipia žmogus savo dėmesio į tą ugnį, kuri yra už tos ugnies fizinės. Būtent, tai yra didelis nežinojimas ir nesuvokimas vadinti šito žmonės stabmeldžiais, vien todėl, kad ten yra šventieji akmenys, kad ten yra šventieji medžiai, ugnis. Lygiai taip pat galima būtų pasakyti, kad krikščionys garbina bažnyčią. Jisai negarbina bažnyčios, jisai garbina transcendentinį irgi Kristų. Ir trejybėje. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia, reiškia. Ir lygiai taip pat ir pas indus, galbūt paprasti žmonės, jie negali to išreikšti labai mandrais tokiais moksliškais žodžiais, bet visi labai jie jaučia tą. Indai labai yra pajautus tokie vat, tas užsienietiškas žodis intuicija, nuojauta, tokia turi pajautą, gražią labai. Kas yra už to viso? Juk mes irgi su tavim negalim pasakyti, įvardinti tas arba tas. Mes gal sakytumėm dieviškumas. O ten šventraščiuose beje viskas ir paaiškinta, viskas aprašyta. Ir ne vienam šventraštį. O tu čia turbūt irgi šitoje aplinkoje, tavo tokiose svajonėse arba mintise yra tokių vietų, kur šventykla būtų, kur kažkas būtų garbinama? Tai bus lietuviška šventykla, ten, kur mes buvom, tai akmenų ratas bus. Pagal pasaulio pusės bus akmenys. Ten, kur žvėriukas tas? Jo, ratas toks dabar jau padaryta. Tai ten stovės akmenys. Ašyje bus akmuo ir 4 pagrindiniai akmenys, tada dar 4 ir dar 4. Pagal pasaulio pusės, pagal stichijas arba pradus lietuviškai, tai yra vandens pradas, žemės pradas, oro pradas, ugnies pradas. Ir ten degs šventoji ugnis, amžinoji ugnis. Manau, kad žvakutė tiesiog degs, bet galbūt kažkada išeis ir kažką daugiau sugalvot, bet tam reikia didelių išteklių, kad degint tokią didesnę ugnį. Kaip tai turbūt vienintelė vieta Lietuvoje dabar, tai ant Šatrijos kalno, kur degina mūsiškiai. Dega. Ten ugnumas yra toks pastatytas. Ugnumas. Ir irgi žmonės budi Ir ten nuolat dega? Ir ten dega ugnis, nuolat. Malkos. Dieną, naktį? Dieną, naktį, visus metus. Ir malkom kūrenama? Malkom kūrenama. Tai čia labai daug reikia... Atveža žmonės. Atveža. Kiek čia... Aukoja. Čia turi organizavimas būti, nes taip. Turi pasikeisti. Keičiasi. Yra žmonės organizatoriai, tada žmonės užsirašo. Keičiasi. O kiek laiko, kiek jau... Tai ten tokia sena labai istorija, tai jie iš vis pirmieji, kurie tą šventą ugnį, tie žemaičiai uždegė, tik anksčiau... Kiek laiko vyksta visą tai? Metus, 2, 5? Amžinai, visada. Amžinai. Nes mano, atsiprašau, įterpsiu, nes šitą temą mano vienas bičiulis gyvena Šveicarijoje. Aha. Ir ten yra daug labai indiškų šventyklų. Tai vienoje šventykloje Šveicarijoje ten tiesiog kūrenama šventa ugnis nuo neatmenamų laikų, kad net indai jie stebisi, kad tiek laiko nuolat kūrenama. Čia klausytojui tai nuostaba tokia, kad nuolat kūrenama, netgi jeigu ir metus, bet tai vis tiek, taigi turi organizuoti, turi būti po žmonės motyvacija, kad palaikytų tą ugnį. Stiprus ketinimas, Ketinimas. Kiek žinau, kad kiekvieną parą keičiasi.
žmonės aukoja malkas, atveža malkų ir jeigu jūs, pavyzdžiui, nuvažiuosit ant Šatrijos ir aplankysit Ugnumą, tai būtinai jiems atvežkit malkų, bent po kelias malkas. Iš kitos pusės noriu pasakyti, kad mes irgi, turbūt irgi čia pirmieji jau Aukštaitijoje pradėjom tą daryti. Kur? Aukštaitijoje. Aukštaitijoje. Ir čia Vilniuje Ragučio šventykloje mes su bendrajaučiais, bendraminčiais uždegėm šventą ugnį. Ir iki šiol jinai dega Ragučio šventykloje. Dega žvakutės pavidalu, bet, mieste iš tikrųjų. O kur čia? Ragučio šventykla, tai aplankyk. Kur Didžioji ir Pilies gatvė susieina. Ragučio šventykla. Ragučio akmuo, Ragučio šventykla, 2 liepos ir dega ugnelė. Pilies gatvėje? Pilies Didžioji. Pilies Didžioji, toj sankirtoje? Jo. Ir kurioje? Aikštė yra. Anksčiau jin buvo... Bet čia kažkokiam kieme? Ar... Ne, jinai buvo pridengta kiosku anksčiau, dabar tos kioskus nuėmė, tai viskas labai matyti. Jeigu tu ateisi į tą aikštę... O naktį? Dega. Dega? Nuo 2012 metų, lapkričio 14 dienos, tenais dega ugnis. Ir žmonės ją palaiko. Kiek klausytojai mūsų radijo galėjo sužinoti. Žemaitijoje dega ugnis. Žemaitijoje. Po to mes dar uždegėm Palangoj. Tai nuo 13 metų sausio 6 dienos. Aš tiesiog labai gerai prisimenu tuos laikus. Palangoj. Ant Naglio kalnų. Tai yra viešos vietos. Viešos vietos. Naglio kalnas. Kas nežino Palangoj Naglio kalną? Palangoj Naglio kalnas, tada... Ragučio akmuo arba Ragučio šventykla. Vilniuje Ragučio šventykla. Jo, o Palangoj Naglio kalnas. Ugnumas Šatrija. Ugnumas Šatrija. Šatrijos yra ir po to dar yra netoli 3 kryžių viena labai graži šventykla. Netoli 3 kryžių. Kalno, jo. Tai Agnijos šventykla vadinama. Irgi didžiulis gražus akmenų ratas, yra pasišventus moteris. Ir ten nuolat. Žinia, taip, kūrenama ugnis. Bet čia vienas tai negali kūrent, čia turi būti... Visada yra kažkoks bendraminčių ratelis, kuris palaiko. Daug čia žmonių ir nereikia, bet, sakykime, kuo daugiau, tuo lengviau. Tada jį pasiskirsto vienas paskui kitą ir palaiko vienas kitą ir dega. Tai bent jau tos vietos, kurios susijusios su daugiau ar mažiau su mano veikla, tai Ragučio šventykla, tai buvo pirmoji, tada Naglio kalnas ir Agnijos šventykla ant Vilniaus kalnelių. O Ugnumas jau Žemaičių ten. Jis iš vis buvo pats pirmasis turbūt, kuris... Tai tu čia prisidėjai kažkaip? Aš ne tik, kad prisidėjau, bet ko gero, kad buvau tas žmogus, kuris... Iniciatorius toks. Įkvėpėjas. Sakyčiau, kad taip. Pavadinkim taip, kad pakviečiau visus tą daryti. Ir dabar Ragutis, kurią jau ir be manęs, kartais aš irgi paimu ten kokią savaitėlę, sakykime, nes labai yra gera, malonu pabudėti ir pabūti toj erdvėj, kad tu atsakingas už tą ugnį turi ateiti, patvarkyti ten viską. Kai būnu Palangoj, tai irgi paimu pabudėti ant Naglio kalno. Bet visa tai jau vyksta. Tai yra žmonės, kurie pasišventę, kurie tai palaiko, kurie širdim jaučia, kad tą reikia daryti, kad tai protėviai darė, kad tai yra mūsų protėvių kelias. Jis yra nereliginis, jis ir ten nėra kažkokių dogmų, kaip tą daryti. Kiekvienas pagal save, taip kaip jaučia, taip ir daro. Nes religinis tai yra kažkokios tai tam tikra jau struktūra tokia tvirtesnė masė, ar ne? Taip. Vis tiek tada, ką tu atstovauji, ne, kas tavo viršininkas. Tegul tai būna, ne viršininkas, o kažkoks dvasinis vadovas. Tada kažkokios turbūt apeigos maldos, ten galbūt griežčiau jos yra jau tokios įtvirtintos. O čia tiesiog žmonės savo širdies šauksmu ateina ir daro tai. Kažkas vadina baltų tokiu tikėjimu. Baltų? Kažkam tas baltų nepatinka? Nepatinka? Žinai, kaip visada, kai yra savoka kažkokia. Baltai, aiščiai, sarmatai. Sarmatai, aiščiai. Baltai iš vienos... Koks tavo žodis artimas? Aš kažkaip sakau protėvių. Protėviai. Taip, kad arba prabočiai,
todėl kad yra ne tik tėvai, bet ir motės. Tai protėviai, pramotės. Kaip Dievas, jisai sako apie Dievą kaip apie kažkokį tėvą, vyrą, bet pagal indų Sanatana dharmos mokymą, tai Dievas nei vyras, nei moteris. Jis nei vyras, nei moteris, jis yra už. Tai. Bet po to, kaip jis išeina, išvara kažkoks, jisai kaip tik leidžiasi link žmonių, link žemės, atsiranda Šyva ir Šyvienė, ar ne? Nu, aš taip jokais lietuviškai sakau, ar ne? Šyva ir jo žmona, Parvati. Tada jie turi 2 vaikus. Viskas kaip ir pas žmonės. Ganėša ir Kartikėja. Ganėša su Kartikėju nelabai sutarė, irgi ten tarp jų vyksta visokiausių nesutarimų. Ir Indas tą skaitydamas, jis atpažįsta ir tą savo pasaulį, kad tas dievų pasaulis, kaip žmonių pasaulis, atspindys dieviško pasaulio. Bet Indijoje daug šventyklų, tų senųjų, kuriuose Sanatanos dharmos, tas toks pasaulėjų, tai jinai pasklidusi ten, bet Indijoje jinai įgavusi daugiausiai tokią hinduizmo formą tokią. Ir ten daug šventyklų yra. Tokiam dievui, tokiam, daug šventyklų, tos šventyklos ir paprastos yra kaimo, ir visiškai paprastos, ir prabangios, ir ypatingai prabangios. O Lietuvoje kažkaip kuklios tos šventyklos, ne, jeigu kalbėtų apie protėvių tikėjimą. Todėl, kad čia laisvės nebuvo visą laiką. Ir tu pažiūrėk, kokiom sąlygom mes gyvenom ir kokie jie gyveno. Tai pirmiausia, ten yra spalvingi gražūs rytai, ten vasara ir šilta, pas mus vis tik yra šiaurės šalis ir mūsų erdvėje labai buvo nedaug religinės tos tikėjimo laisvės. Tu prisimink, tai iki Antro pasaulinio karo tai buvo grinai užspausta viskas, po to tarybų valdžia atėjo, jinai turėjo savo religiją ir labai žiauriai persekiojo, ypač tuos senojo tikėjimo atstovus, nors daugiausia skundžiasi katalikai, bet ir visi kiti, reiškia. Pas rusus Rusijoje, tai aš buvau sutikęs Lietuvoje čia vieną tokį rusą, kuris save vadino Staravieru. Ir jisai sako, kad pas mus, sako, čia Lietuvoje, pavyzdžiui, maišo Staravierus su Starobracais. Jo nuomonė, Staravierai yra tie, kurie dar iki krikščioniškų laikų Perūnų tiki, visa kita, o Starobracai yra tie, kurie jau krikščionybę priėmė. Bet, sako, čia sumala į vieną tokį. Jam geriau tai matyti. Rusijoje juos labai irgi engia. Tai taip engia. Ir tuos Starobracus engia. Ir dėl to jie čia ir subėgo į Lietuvą visi. Ir čia labai buvo daug kaimų tų sentikių. Ir iki šiol yra išlikusios bendruomenės. Lietuvoje tik dabar jau aišku silpsta jos labai. Bet yra išlikusios. Bet pavyzdžiui, Lietuvoje mokyklų niekas nesteigia, ar ne? Pavyzdžiui, tokių švietimo institucijų, kaip pavyzdžiui, yra krikščioniškos mokyklos ten, arba dar kažkokios, tai, o Lietuvoje, kurie jaučia protėvių dvasią, jie nekelia savo tokios užduoties, ar ne? Žinai, buvo bandymų, beje buvo. Nežinau, viena mokykla yra buvus tokia, bet tu įsivaizduok, valstybė to visiškai nepalaiko, ne tik, kad neskatina, bet iš esmės ir daugiau negu nepadeda, sakykime. Čia anksčiau yra gerai. Ir dabar tas pats. Ir tas pats, jeigu tu pasižiūrėsi su tuo Romuvos vadinamu pripažinimu, tai tu pamatysi, kiek jie praėjo kelių, kad gautų tą pripažinimą. Tas lietuvių tikėjimas, jis tik dabar po truputį stiprėja. Jisai išeina iš ilgamečio sąstingio vien todėl, kad jis buvo visą laiką ne tik kad neskatinamas, bet ir persekiojamas. Iš pradžių iš krikščioniškosios pusės ilgą laiką, juk tai tu pagalvok, kad prieš kokį 100 metų, tau tikrai nebūtų šilta, jeigu tu išeitum ir pasakytum, kad tu esi toks ir toks ir toks. Taip kalbėtų kaip mes dabar čia. Tai būtų visuomenės pasmerkimas labai didelis, nes tu čia kažkoks kreivas ir netoks. O paskui tarybinis laikotarpis 50 metų irgi toks nesaldus, todėl kad buvo viskas griežtai uždrausta.
Ir daug griežčiau uždrausti šitie dalykai, negu kad krikščioniški, katalikiški dalykai. O žinai kodėl? Todėl, kad komunistai buvo susikūrę labai panašią religiją, kaip ir labai panašią su protėviu. Todėl, kad pas juos ir gurų buvo, ir šventa ugnis buvo, ir pakęst šalia tokį dalyką jie negalėjo daug labiau negu kad tuos krikščioniškosius visus tikėjimus, kurie buvo tiesiog taip suvaryti į bažnyčią, sakykim, bet juk kiekvienas galėjo tarybiniais laikais nueiti į bažnyčią ir pasimelsti, nieks netrukdė. Jeigu tu norėjai daryti karjerą, tada taip, tada buvo pasmerkimas. O vat mūsų tikėjimas, tas senasis lietuvių, buvo persekiojimas labai stipriai. Pirmieji bandymai tais tarybiniais laikais vat buvo rinktis apie 67 metus, 68 metus. Tai žmonės iškart buvo išvaikyti, iškart neteko darbų, iškart išstumti į paraštės. Taip kad, čia aš kalbu tik tais todėl, kad pasakyti, kad mes dar labai nedaug laiko turėjom, to tokio, šiek tiek laisvesnio laiko, gal 30 metų ar ne paskutinius, kai beveik viskas iš tokio labai gležno daigelio pradėjo skleistis. Tai aš tikiuosi, kad visą tai išsiskleis laikui bėgant. Čia mes perėjom per tavo tą teritoriją, tai čia ne vieno žmogaus darbas yra. Čia, kad ir žolę pjaut tam šlaite, čia reikia kažką tai, reikia arba samdyti, o kad samdyti, reikia jam mokėti, arba bendraminčių, reiškia. Nesi toks jogas, kuris oloje užsidaręs, medituoja, pas tave nagai užaugę čia, šitie krusdėlės laipioje. Pagalbos būtų gerai turėti? Turbūt, gal jinai ir atsiras laikui bėgant. Tai brangus klausytojai, toks yra Gintaras Narajanas, Mangirdas, čia kaip čia tavo tą lokaciją įvardyt? Tai jūs pasižiūrėkit jogi.lt, ten viską pamatysit. Jogi.lt. Jo, o šiaip tai ta vieta yra Širvintų rajone, bet ją atrasti vėlgi reikia, kad kažkas parodytų. Ir jeigu kažkas norėtų prisidėti prie ašramo palaikymo, tai be jokios abejonės. Ir čia gal ašramo ir žinyčios. Ir žinyčios, jo. Čia, žinai, mes su tavim kalbam ir tai galbūt toks pirmas mano viešas išėjimas su visu tuo. Aš kažkaip iki šiol tai pakankamai kukliai į visą tai žiūrėjau ir nors daugelis žmonių žino ir čia tos pagalbos esu nemažai sulaukęs ir pačios įvairiausios pagalbos, bet kaip visada jos reikia daugiau, aišku, kas be ko, bet galbūt aš šiek tiek irgi kaltas dėl paskutinius kelius metus tokio uždaresnio gyvenimo, nes toks tiesiog buvo vidinis poreikis šiek tiek ramiau pabūti, bet matyt ateina laikas išeiti vėl į platesnį pasaulį. Tai kągi, Gintarai, visų mūsų radio klausytojų vardu noriu padėkoti tau už mūsų šitą pokalbį. Ir oras nuostabus, paukšteliai dar čiulba, vėjelis irgi čia šnarena. Noriu palinkėti tau visokiojopos kloties geriausios. Ir gal kam bus įdomu iš klausytojų, gal atvažiuot, susirast tave į svečius čia. Visada ir į pagalbą, į talką. Laukiam visų, nebūtinai į talką. Aš kol kas, aišku, čia tokios dar matai, viskas baigėsi, dar tas remontas nebaigtas, bet jau greit bus vieta, kur bus galima tiesiog pasėdėti, tiesiog pabūti. Nebūtinai gąsdinti žmonės, kad reikia dirbti, ar ne? Čia ir pamedituoti galima, ir gamtoj pabūti. Bet, darbas irgi šiek tiek tokia karma joga, labai geras dalykas. Joga. O tu čia rankose laikai ir nori. Aš turiu knygą, esu Nisarga joga ir jos deimantinės vinis, ir aš galvoju, pabaigai atverskim ir kažką tai paskaitykim, nes čia yra viena iš vinių. Nežinau, ar tu norėtum, ar... Tu paskaityk. Gerai. Tiesiog įdomu, ką atversim, ar ne? Ja. Čia yra tokia knyga stebuklinga, kurios nereikia skaityti, tiesiog. Atverti kažkokį tai gabaliuką ir gauni išminties vinutę. Man žinutė ir jums. Nenuvertink dėmesingumo. Tai juk kartu yra ir susidomėjimas, ir meilė. Nori žinoti, ką daryti, atrasti, sukurti, tada turi atsiduoti visą širdimi. Tai reiškia dėmesį. Visi palaiminimai ateina iš ten.
Nu, va, tai čia toks irgi atsakymas ir man, ir turbūt kiekvienam iš mūsų su meile atsiduok visą širdim. O kai atsiduosi visą širdim, viskas ateis. Om, tebūnie. Tebūnie taip, om. Om.